Treneri, sveikinu su pergalė, koks jūsų komentaras? Ačiū, gal visų pirma norėčiau, kadangi mūsų buvo paskutintas šių kalendorinių metų rungtynės, tai norėčiau padėkoti žiūrovams, visiems Elektrėnų žiūrovams, Hockey Punks žiūrovams, kad čia gana gausiai tikrai susirinkome, palaikė ir vieną kitą komandą. Labai malonu žaisti tokiuose tribūnose, lygiai taip pat kaip ir Vilnių žaidėm, tai matosi, kad tas yra lietuviškas derbis, tai norėčiau palinkėti visiems sportininkams sveikatos, o žiūrovams gerų emocijų. O rungtynių komentaras, tai kovingos rungtynės, tikrai nežiūrint į rezultatą, abi komandos norėjo laimėti, tą bandė daryti, tai gal šiandien mums truputį pasisekė, daugiau stengiamės, tai ne daugiau stengiamės, o gal daugiau pasisekė, kai sakoma, bet tikrai Hockey Punks mums davė gerą kovą ir manau, žiūrovų akiai tikrai patiko. Ir po praeitų varžybų klausiau, kad nesėkminga pradžia, bet tačiau minėjot, kad ne tai, kad nesėkminga, tiesiog neišnaudojot savo pranašumų ir savo progo. Šiandien panašu, kad nuo pat pradžių tikrai tie įvarčiai krito ir būtent tai lėmė, kad jūs išnaudojate tas susikurtas progas? Taip, turėjom begalę progų. Ir Vilniui turėjom progų, kur galėjome mušti, neįkrito. Šiandien sukrito paprasčiausia, mums labiau pasisekė, nors ir Pankai turėjo nemažai momentų įmušti, bet mūsų vartininkas padėjo mums, gal sėkmė buvo mūsų pusėje, tai, kaip sakoma, taip ir viskas susidėjo. Jo gal ir namų pranašumas, nes ir Mindaugas paminėjo, kad tai vis tiek didesnė aikštė ir, aišku, jūsų sirgaliai. Tai žinoma, pas mus turbūt geriausiai sirgaliai Lietuvoje, kaip Žalgiris turi, manau, Lietuvoje krepšinį, tai ledo ritulį, manau, pakol kas Elektrėnai, dar nieks mūsų neplenkė. Norėčiau paklausti apie Povilą Verenį, jisai pavasarį patyrė traumą ir dabar vis sklando gandai, jisai lygtais treniruojasi, čia gal jūs žino daugiau naujienų, ar jisai jau po naujų gal galės pasirodyti? Pakol kas reabilitacija, ten praeidinėjo viską, bet bandė čiuožti. Dabar vis tiek galvoja dar grįžt, nes tikrai po tokios traumos nėra lengva grįžti, po, galima sakyti, pusę metų nebuvime sporte, tai nėra lengva, bet laukiam, žiūrim, kas bus. Ir paskutinis klausimas, toks labiau vertinimas, kadangi jau baigėsi su šiam rungtynėm 24 metai Energijai, kaip vertintumėt, koks jūsų vertinimas visos šios pirmos dalies? Aš gal pasakyčiau, gal labiau atsigręžti reiktų žiūrėti nuo 3 metus atgal, kai pradėjom, susikūrė tą mūsų vėl naują energiją, kai sakoma, tai vietinių daug naujų žaidėjų jaunų atėjo ir gal sakyčiau taip, kad matosi, kad progresas, kad jie nori žaisti ir jie nori atstovauti savo gimtą miestą. Tai aš matau tame progresą. Taip, o čia kiekvienais metais, kai sakoma, žaidėjai vaikšto pirmyn atgal kokius turėsim ar ką, bet aš gal, sakyčiau, matau progresą tame, kad kaip jauni žaidėjai auga į priekį. Malonu, kad ir Hockey Punks komanda turi daug jaunų žaidėjų, duoda šansą jiems žaisti, tai manau, tas yra svarbiausia. Ačiū. Ačiū, iki. Tai treneri, kaip vertinat šiandienos pasirodymą? Neįmušėm įvarčių reikiamų momentų. Sveikinu, aišku, Energiją su pergalė. Pas juos žaisti čia namuose visą laiką sunku, aikštelė didesnė, daug ką duoda. Ir pradžia buvo sunki, ne tokia, kaip buvo Vilniuje. Pradėjom sunkiai, jie turėjo progų, įmušė. Tada sakyčiau, kad mes perėm tą iniciatyvą sukurtais momentais, neįmušėm ir taip po truputėlį rungtynės nuėjo į tokią liūdną pabaigą, liūdną mum pabaigą. Tai sakyčiau, kad dauguma toliau paveda stipriai, nieko neišnaudojam iš vis. Reikia labai stipriai koreguotos dalykus, kur galėjom daugumai, sakykime, priartėti ir net ištemti rungtynės. Tada trečias kėlinys tai buvo liūdnas visiems ir turbūt ir fanams ir visiems ir ten nebuvo į ką žiūrėti. Tai liko 2 rungtynės mūsų Ryga, mes norim kuo greičiau išsitrinti tos blogus momentus, padirbėti gerai visą savaitę ir važiuoti imti taškus ir švęsti Kalėdas. Ir būtent minėjote, kad paskutinės 2 varžybos 24 metais bus prieš Rygą, bet gal galiu paklausti, kaip vertinat šią pirmą sezono dalį jau dabar? Taip, kaip mes ir tikėjomės, kad pradžia bus sunki. Toliau mes įsibėgėjom dabar ir
atvažiuoja vis naujų žaidėjų ir ieškom toliau naujų žaidėjų, tai tikime, kad antra pusė bus šviesesnė. Tai vat norisi užbaigti šį pusę sezono su dar keliais taškais ir norim žiūrėti į priekį šviesiai. Ačiū. Ačiū.